Kažin ar šiandien iš mūsų daug kas žino, ar bent jau yra girdėję apie Karšuvos žemę. Kur ieškoti šios 13–14 amžiuje gyvavusios žemaičių dalies. Manoma, jog tuometinė Karšuva, istorinė žemaičių genties žemė, iki 14 amžiaus pirmos pusės gyvavusi kaip atskiras Lietuvos didžiosios kunigaikštystės administracinis teritorinis vienetas, tai didžioji dalis dabartinių Šilalės ir Tauragės rajonų, kai kurios Šilutės, Klaipėdos, Kelmės rajonų vietovės. Rašytiniuose šaltiniuose Karšuva ypač dažnai minima Petro Duisburgiečio Prūsų žemės kronikoje. Tad istorikai sako, jog iš to galima spręsti, kad kryžiuočių nuolat puldinėta Karšuvos žemė 13–14 amžiuje buvo didelė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sritis, lygi tuometiniams Aukštaitijai ir Rytų Žemaitijai. Čia formavosi žemaičių kalbos dūnininkų arba varniškių raseiniškių šnekta, čia grūdinosi žemaitiškas užsispyrimas ir pasipriešinimas grobikams. Čia tvyrojo ir tvyro ta ypatingoji aura, kuri neduoda ramybės Karšuvos paslaptis tyrinėjantiems iki šių dienų. Lietuvos valdovai nekartą Žemaitiją atiduodavo ir dovanodavo Vokiečių ordinui, tačiau dovaną netaip lengva buvo pasiimti. 13–14 amžiuje Karšuvos žemę gynė keliasdešimt žemaičių pilių, kurių istorija šiandienai liudija piliakalniai. Netoli Skaudvilės, Tauragės rajone, prie Suvirkštos upelio, Ivangėnų kaimo pakraštyje, iki šių dienų arimų apgadinti istorinę atmintį saugo 2 Karšuvos piliakalniai. Šalia piliakalnių gimęs ir užaugęs Antanas Gedvilas sako, jog esu pilėnas. Pilies arba piliai priklausančios teritorijos gyventojas, pilies gynėjas. Tad ginu ir saugau tai, su kuo augau ir suaugau į vienį. Pasak istorijos faktus kruopščiai renkančių ir dėliojančių Karšuvos pilėno, būtinybė Ivangėnuose įrengti tvirtovę atsirado 12–13 amžiuje, kada suaktyvėjo Lietuvos kunigaikščių žygiai į kaimyninės teritorijas. Įrengiant gynybinės pilis, išmaniai buvo naudojamasi savo krašto pažinimu, miškų, pelkių, kalvų, upių ir upelių visuma. Karšuvos žemė buvo labai garsi 13 amžiuje ir 14 amžiaus vidurio. Tai buvo savarankiška Žemaitijos dalies žemė, kuri sugebėjo pasipriešinti kryžiuočių ordinui, kada Mindaugas padovanojo Karšuvą visą kryžiuočiams ir jie galėjo pasiimti ir ją apkrikštyti. Be abejo, šitoks regionas negalėjo neturėti savo pilies arba tvirtovės, iš kurios valdė, iš kurios buvo vykdomi pasipriešinimo veiksmai ir žygiai. Esu parengęs tos tvirtovės planą, kuris, mano manymu, labiau atspindi šitos teritorijos svarbą. Kraštotyrininkui patekus arba archeologui atvykus į tą vietą pažiūrėti, iš tikrųjų, įpratėme žiūrėti vieną piliakalnį arba 2 piliakalniai tokie ryškus ir tai neįmanoma, jis negali tos teritorijos matyti. Čia aš turiu privalumą ir matymą tos vietos, todėl galiu papasakoti apie tos tvirtovės ribas. Pastebėti šitos teritorijos svarbą ir dydį nėra taip sudėtinga, atidžiau pažiūrėjus yra ryškiai išlikę 4 stebėjimų bokštų pylimai, kurie stovi būtent tose vietose, iš kurios geriausia stebėti tvirtovę iš šono. Tiesiog gynybinę žvalgomąją funkciją atlieka. Vieno ilgis net yra 50 metrų įsikišęs nuo pagrindinės tvirtovės ir jisai baigėsi būtent toje vietoje, kur geriausiai matoma tvirtovės apžvalga ir matomas kelias viešas, kuris buvo taip pat stebimas. Tai vien tik šitos pasižiūrėjus, pamačius tos griovius, kurie supa tvirtovę, tai nekyla bejonių, kad ten iš tiesų buvo ne piliakalniai svarbiausia, o buvo visa didžiulė teritorija tvirtovė. Ir aš manau, kad ji buvo pagal savo svarbą prilygo Klaipėdos pilies svarbai ir Marienburgo pilies svarbai. Mes atrandam Karšuvą Vakarų Žemaitiją. Ta žemė, kurioje prasidėjo mūsų krašto gynyba prieš kryžiuočius.
Gediminaičių dinastija, aš manau, taip pat buvo grūdinama šitoje vietoje, ypač tuo laikotarpiu, kada Mindaugas buvo nužudytas ir prasidėjo Lietuvos didžiojo kunigaikštystė didelis tarpuvaldis. Mindaugo aplinkos kunigaikščiai stengiasi pastatyti savo įpėdinius, savo rato valdovus. Valdymą greičiausiai perėmė visiškai kita dinastija, visai kita šeima ir greičiausiai jo šaknys yra Karšuvo žemėje. Tuo labiau, kad tvirtovėje Karšuvos iš vakarų pusės žiūrint, jos vaizdas nuo viešos paskirties kelio atitinka Gediminaičių stulpų ženklo atvaizdą. Todėl manytina, kad Kęstutis, kuris išplėtojo šito ženklo naudojimą, yra gimęs šitoje tvirtovėje. Aš tai tikrai nelabai tikiu, kad šitas ženklas galėjo ateiti iš Italijos arba iš ankstesnių laikotarpių. Visgi tai buvo Kęstučio valdymo laikais atsiradęs, pirmą, kaip patvirtinama, randamas Drahičino plombose, tai reiškia pasienio zona Kęstučio valdymo laikais Volynėje. Vėliau šitą ženklą išplėtojo Vytautas ir šiandieną mes jį turim labai dideliai pagarboj, tik tiesiog nežinom, iš kur jis atsirado. Taip kad aš manau, kad jos ištakos yra būtent Karšuvos tvirtovės atvaizdas. Kryžiuočių karo kelio aprašyme 1385 metais minima Karšuvos pilis leidžia daryti prielaidą, kad Ivangėnų Karšuvos piliakalniai buvo senovinės Karšuvos žemės administracinis centras su jame gyvenusių kunigaikščių. Istorija liudija, jog tvirtovė sustiprinta, kai Kryžiuočių ordinas pastatė Švento Jurgio arba Georgiamburgo pilį, o Livonijos ordinas pilį Klaipėdoje, su tikslu prisijungti tarp jų buvusią Karšuvą ir tokiu būdu sujungti abi ordinų užimtas žemės. Tad Ivangėnų Karšuvos tvirtovė buvo svarbi 13–14 amžiaus Žemaitijos gynybinės sistemos dalis. Nuolat puldinėjami žemaičiai vienijosi. Vienydamiesi išsirinko karo vadą didiką Alminą. Istorikė Inga Baranauskienė Alminą įvardina kaip pergalingo Durbės mūšio vadą ir sumanų visos Žemaitijos, Prūsijos ir kitų baltų genčių gynėją. Kunigaikštis Alminas, kuris, kaip manau, buvo būtent iš pradžių Karšuvos kunigaikštis, buvo žemaičių išrinktas vyriausiojų vadu ir netgi galima sakyti karaliumi ar visos Žemaitijos kunigaikščių. Ko gero, tai davė pradžią ir tam pačiam Žemaičių seniūno instituto formavimuisi. Ir aišku, Alminas vadovavo visom žemaičių kovoms su Kryžiuočių ordinu tuo laikotarpiu, kai Mindaugas buvo Žemaitiją jam atidavęs. Tai yra maždaug nuo 1255 ar net šiek tiek anksčiau iki 1261, kai jau savo dvariškių spaudžiamas Mindaugas nusprendė nutraukti sąjungą su Kryžiuočių ordinu ir paimti Žemaitiją atgal į savo globą, ko ir norėjo Alminas. Mes iš tikrųjų jį labai atrandame, nes daugelį amžių jis buvo, pražiūrėtas, buvo manoma dėl tam tikrų chronologinių nesusipratimų, kad Durbės mūšį laimėjo Mindaugas, kai paaiškėjo, kad ne Mindaugas šios pergalės laurus buvo stengiamas atiduoti jo seserienui Treniotai, kuris iš tikrųjų buvo karštas žemaičių rėmėjas ir didelis, matyt, Almino draugas, bet vis dėlto jis nebuvo žemaičių kunigaikštis, o žemaičiams, kaip nedviprasmiškai pareiškė šaltinis, tai yra eiliuotoji Livonijos kronika, vadovavo jų pačių išrinktas vadas Alminas, kuris buvo didžiai narsus vyras. Vadovaujami Almino prieš 755 metus Kuršių žemėje prie Durbės ežero Latvijoje žemaičiai ir iš ordino kariuomenės persimetę kuršiai su estais sumušė kryžiuočius. Mūšyje žuvo ordino kariuomenės vadai ir Švedijos kunigaikštis Karolis, apie 150 ordino riterių ir daugybė karių. Tai buvo didžiausias žemaičių ir lietuvių laimėjimas per 13–14 amžiaus karus su Vokiečių ordinu. Žemaičių pergalė prie Durbės sukrėtė visą Baltijos regioną.
Pergalė, be kurios nebūtų Žalgirio. Taip Durbės mūšį vertina istorikai. To mūšio neįvertinimas, kaip pagaliau supratau, ten tyrinėdamas tos šaltinius, faktiškai neleidžia atitinkamai suprasti ir visos epochos, tai yra Mindaugo laikų, atrodytų pagal dabar galiojančius stereotipus, kad svarbiausias dalykas, ką Mindaugas darė, kad tai sukūrė Lietuvos valstybę neva, nors aš parašęs knygą, kad iš tikrųjų tai ne jis kūrė tą valstybę, jis ją tam tikrų laikotarpį valdė, bet tai buvo sukurta dar prieš jį. Ir kitas dalykas, kad karūnavosi buvo pripažintas. Bet iš tikrųjų, kai supranti Durbės mūšio vietą, tai aišku, kad situacija buvo sudėtingesnė, Mindaugo vaidmuo taip pat nebuvo visiškai vienareikšmiškas, nors aišku galima suprasti, kodėl jis atidavė Žemaitiją, buvo tokios aplinkybės, jo priešai irgi jungėsi ieškojo sąjungininko Vokiečių ordine ir jam reikėjo kažką priešpastatyti tam. Bet iš tikrųjų tai yra žymiai sudėtingesnis dalykas ir tai nėra tas ėjimas į Europą ar karūnos susidėjimas vientisa šventė. Tai yra didelė auka. Durbės mūšis yra tarsi atspirties taškas tolesnėms kovoms su Vokiečių ordinu, kurios truko po Durbės mūšio, sakykime, žiūrint iki ko skaičiuoti, iki Žalgirio mūšio lygiai 150 metų. Štai Žalgirio mūšis yra jau vienas iš baigiamųjų iš to didelio karo epizodų, kurį mes laimėjom. Tai faktiškai tai yra pradžia to apsigynimo nuo didelio spaudimo iš išorės, nuo karo su Vokiečių ordinu. Ir dar vienas dalykas, kurį šiandien mes tikrai jaučiame tiesioginė Durbės mūšio pasiekmė, tai yra tai, kad Žemaitija yra didesnė. Tai yra, į ją buvo integruotas pietų Kuršas. Aišku, visi kuršiai jungėsi su žemaičiais ir norėjo susijungti, bet šiaurinį Kuršą visgi vokiečiai atsikariavo, o pietinis taip ir liko. Tai yra tas dabartinis žemaičių daunininkų kraštas, tai yra Telšiai, Plungė, Skuodas, Kretinga, Palanga, o šitas visas didelis gabalas yra kuršiai, kurie susiliejo su žemaičiais, susijungė su žemaičiais dar Durbės mūšio lauke ir toliau kartu kovojo ir galiausiai tapo tikrai žemaičiais. Minint Durbės mūšį ir primenant jo svarbą, Liepos 12-ąją nuo Įmangėnų Karšuvos piliakalnių į Durbę išlydėti 6 raiteliai. Karšuvos žemėje Ožnugarių kaime gyvenantis Žemaitijos žynys Kęstutis Juškys, išlydėdamas žygeivius, prašė palaimos ir sėkmės žygiui ir žirgeliams. Kūrėjo, prašom priimti mūsų aukuro ugnies Gabijos galias ir brangiausia mūsų baltų krašto auką gintarą per jas. Manau, kad mes darome tai pagal mūsų protėvių valią. Kad mūsų protėvių dvasia būtų patenkinta. Tegul bus laimingas žygis, tegul bus ta. Kad mūsų žirgai nepavargtų. Tebūnie ta. Tebūnie mūsų jotyje darna. Tebūnie ta. Tebūnie ta. Tebūnie darna. 7 dienas keliavo 6 raiteliai link Durbės. Pakeliui aplankydami ir nakvodami ant piliakalnių, kaip ir prieš 755 metus nešė žinią, jog vienybėje, mylint savo kraštą, gerbent jos istoriją ir ją kuriant, galima upes perplaukti, įveikti kalnus, nugalėti daug stipresnį priešą. Liepos 18-ąją Durbėje nekantriai laukiame pasirodančių žirgų žemaitukų ir žemaičių. Dangus negailestingai pylė lietų. Sveikinam! Valio žemaičiams! Valio! Valio! Valio!
Alminai, Almins, tu labai mylėjai šią žemę. tu tiešām mylėjai šio zemę. Mes tavo žemės atnešėm. Mēs atnesam tavu zemi. Alminai, mes nedalyvavom kare, bet mes šią žemę nešim tavo garbiai. Alminai šią žemę. Un es skaļi pasakot, lai dzīvo arī brāļu tauta Lietuva, lai dzīvo Lietuva. Žemaičiai, ypač tuo metu, parodė neeilinę drąsą, kaip kažkada ir savo straipsnių vienam buvau parinkus tą garsią lotynišką frazę fortes fortuna juot, tai yra sėkmė narsuolius myli. 13 amžiaus viduryje buvo susidarius tikrai tragiška situacija, kai visi be išimties baltų kraštai, gentys ir Lietuva kapituliavo, pasidavė kryžiuočių ordinui, vieni geresniems sąlygom, kiti visai prastom. Ir liko vieninteliai žemaičiai, kurie, tokioje beviltiškoje situacijoje ryžosi pakilti į kovą ir iš tikrųjų tą kovą laimėjo, sudarė galimybę atnaujinti jau pralaimėtą karą, kuris galų gale baigėsi Žalgirio mūšiu, baigėsi Melno taika ir kuris mums visiems tapo visai turbūt tolesniai Lietuvai ir mūsų turbūt ir ainiam bus didelis įkvėpimo šaltinis ir įrodymas, kad kartais ir maža tauta, apsišarvavusi ryžtų, valia, gali nugalėti didelę jėgą. Sūnelį karą